Taigi, sveiki, žiūrėsiu, mes kaip visada žduodas. Šiandieną mes žaisim Brawl Stars minigame pavadinimu Rusiška ruletė ir taisyklės tokios. Mano klano žmonės paima Barley ir jie turi pasirinkti kabiną. Va šitos dvi kabinos yra ir jie renkasi. Pirma kabina lyginis skaičius, kita nelyginis. Ir ten pačioje yra kaukolės. Ir aš kažkiek jų išgriausiu. Ir jeigu teisingas atsakymas, jį išgyvena. Jeigu ne, aš juos nušaunu. Taisyklės gan paprastos, tai šitie žmonės patenka į video. Tai sveikinu. Tai ir dar norėjau biškai priminti. Užeikite į Virtų šašlykų klubą. Tai, nes mums baisiai trūksta žmonių. Tai jo. Laukiam būtent jūsų, reikia 10 000 trofėjų. Manau, kad vienas turi beveik. Tai varom į raundą. Tai mes pradėsim. Oi, kiek. Nu, jie turbūt dafigatų barlėjų skinų turi. Užfarminkit man kiubus. Tai aš turiu dar šitą penavą. Aš nesuprantu, ko jie man nepadeda. O taip reikia, va. Opa. Hotdogą paimsiu bišką. Kam tu jį nužudėjai, aš nesuprantu, tu nesveikas, žmogau. Nepykai, ką tu darai man paaiškink? Tu man paaiškink, kam tu jį nužudėjai? Tiesiog nesvarbu, čia buvo bandomasis, tai aišku, ne iš karto suprasit, tai tu būsi nušautas, biškai. Nepyk. Tai ir aš dar aiško bandysiu paaiškinti. Tai gerai. Nu gerai, grįžom, mes jam paaiškinom taisyklės, tai jo, biškai paaiškinau. Tai tikiuosi dabar supras, tai labai nedaug žmonių nori, tai tie, kurie esate klube, paraginsiu bišką. Žaiskite minigames, jūs galite gauti promoutą už tai. Tai jo, tai labai apsimoka. Gerai. Tai jo, pradedam. Tai jo, tie, kas norit pažaisti su mumis minigames, reikia užeiti klubą. Ir šiaip užeikite tiesiog klubą, kas nori su mumis kartu pušint trofėjus. Ok. Taip. Gerai, man padės. Manau. Oi. Nu, baikit viens kitą žudyti, aš nesuprantu, nu, žmonės. Nežudykit viens kitą. Būkit draugiški. Au! Blet! Eikit į kabinus, aš noriu išgriauti šituos. Gerai. 4, reiškia bus lyginis. Ok. Gerai. Sigma nepyk, bet... Gerai, kodėl aš taip pažvengiau, aš nesuprantu, kas mane gerai. Tai jo, mes įsveikinam. Tai reikia laimėti iš viso 3 raundus. Aš jam šito dar nepasakiau. Palauk, kiubą paimsiu, kiubą. Tok man kiubą. Atik. Tai jau. O, Zigmas.
Original. Gerai. Reikia laimėti 3 raundus parašysiu. Tai aš jam bišką parašysiu. Tai jo, aš jam parašiau. Tai mes galėsim dabar normaliai žaisti. Tai pas mus dabar eventas vyksta, dar žmogus atėjo. Iš vis gerai. Nu, blemba, čia toks biškio azartas yra. Ir biškio nervuojasi dėl to, kad 50 ant 50. Ir yra labai didelis šansas numirti. Nemėtikit viens į kitą, prašau. Ei, jau! Kas pamatė, kas čia gavosi? Prašau, ne... Čia nieko. YouTube'as, prašau, nebaninkit. Aš nesuprantu, kas čia buvo. Nu, Sigma, kam tu ėmė 2 kiubus? Sigma, blėt, paėmė 2 kiubus, na. Einu hot dogo bent jau užkasti. Kam? Okei, ai, tiksliai, žiūrėjau, dar reikia. Davai. 2. Trys liko. O, 1-1, išsilygino rezultatas. Nice, biški. Man tai nerūpi, jie vis tiek tas, kas laimės, gaus promoutą, tai 1-1. Nu, ko jis nesupranta, man įdomu labai. Tai yra. Startuojam dar vieną raundą. Nu, ko tu Sigma auto-atakina, nu? Tai reikia kiubus taikyt, o ne auto-atakina už mūsų savo priešininką. Savo priešininko nužudyti negalima. Pam, pam. Pam. Nu, kas čia yra, nu? Aš nesuprantu, kas čia yra. Gerai. Nieko. Tai startinam antrą raundą. Trečią iš visą raundą. Normalų. Tikiuosi. Normalų. Gerai, jie farmina. Užsimerksiu. Jo, aš užsimerksiu. O, turiu. Gerai.
Jo. Aš užjaučiu to stigmą. Aš stigmą užjaučiu žiauriai. Eik, tu vėl tas. Klausimai. Čylę pro reikia paimti. Ai. Kas čia? Aš nesuprantu. Kas jam negerai? Okay. Jie kol ten pykstasi. Pala, reikia paimti tą žmogų. Taip, aš jau paklausiu, ar kaip. Oh my god, kas čia iš žmogų, aš nesuprantu. Ne, dar vienas tyčiojimasis iš žmogaus ir iškart kyką gauna. Viskas. Problema išspręsta. Gerai, reidinam. Taip, aš parašysiu, kad Barley imtų. Gerai, aš biškai šiandien čelę masterinu, aišku, prakišau trofų. Ir tai aš svarbu buvau top 10 LTU, tai man taip pat nerūpi. Jau aišku, reikės kitus brawlerius ant tier 50, tai yra ant tier max užupgraidinti ir pasitreniruoti, pažaisti ir tada bandysim jau ant kiekvieną 1100 kelti, jo. Oh my god, jau kaip... Dabar daug kas galės mirt. Au. Nu kas? Ką jie dirba, nu? Kas čia yra, blėt? Aš nesuprantu, ko čia daros. Jo. Bliam, kaip aš noriu šito bokso. Parašysiu jau. Gerai. Gerai, parašiau, kad jie neautoaimintų. Nes čia nežinau, kas čia buvo, aš nesuprantu. Tiesiog, jeigu jie neautoaimintų, mes jau šitą eventą taip seniai pabaigę būtume. Realiai. Tai. O, normaliai, kaip žmonės neautoaimina net.
Keista, kad anksčiau taip negalėjo. Ok, aš dodžint bandau. Taip užsimerksiu ir... 2. Tai aš užsimerkęs buvau. Oi. 2 liko. 2 žmonės mirus. Šitam žmogui dėmesį. Oh my god. Jo. Jo, šitas žmogus va, jau antrame etape yra. Jo profilis va, kem 5 rankas, visai neblogai. Sigma ir šitas Chile Pro kovoja dėl antro etapo. Tai jo. Taip, atsiprašau, kad toks ilgas video bus. Gerai. Tiesiog redinam. Nu, blemba, čia biški baisu. Bet nebūtina rinkti skirtingas kabinas. Kai jūs esate 3, galit, tai yra, nebūtina rinkti skirtingas, tiesiog, neįmat skirtingo, tiesiog galite visi vieną, bet ne faktas, kad visi išgyvensit. Tai jo. Tiesiog reidinam. O, Dieve, koks ilgas video gaunas jau. Gerai, vienas iš žaidėjų lyvino, tai jam į treniruotę reikėjo važiuoti, tai... Jo. Biškai iškuset, norėjusi biškai pažaist, bet nieko, galim ir be Sigmos, aišku, bet... Dieve, gibarlį, Žmonės. Tai jo, šiaip eventus organizuoju aš pats, bet jeigu jūs labai norit, galite pasiūlyti savo eventą, bet jums tik tai su manim reikės dėl grafiko susitart. Ir būtina būt klube. Jo. Tai jo, dabar bus ir mini games mano kanale video, kas yra žiūriai fun. Ok, jie man padės pafanint. Dabar mes išsiaiškinsim, ar Kepalas taps viceministru, ar Chile Pro taps senioru. Nes mes žaidėm vieną mini režimą, pabėg nuo kiko galvos, tai jo. Gerai, užsimerkiu, aš klišios. Nu, blėt, iššaukiau, karnuoja šaudyt. Op. Vienas. Nu, jeigu jisai nelaimės, aš nekaltas, gerai. Lieka vienas. Gerai, Kepalas mirė. O dieve. Kaip neįtikėtina. Turiu smokeliuk. Opa. Gerai, aš orė, va taip, biškai baiginėjom video. Ir laimi Chile Pro.
Pagiriama iškogė žaidėja mūsų. Ir kadangi Čilė laimėjo. Jis senior. What? Let's do this. Gerai. Promote. Negalima. Parašysiu, kad negalim keityti žmonių, bet... Tai jo, jisai tapo viceprezidentu. Tai jo, va taip baigėsi mūsų eventas. Deja, mes turėjom vieną žmogų išvykinti, jisai labai blogai elgėsi. Tai jo. Nieks nekaltas, kad jisai nemoka mandagumo etiketo, teisingai. Tai jo. Tikiuosi, Čilė patenkintas savo prizu. Tai ačiū, kad žiūrėt, visiems iki ir viso gero.